Gruodžio mėnesį Vilniaus universitete vyko mokslinė konferencija Biržiškos skaitymai 2011, bibliotekininkystės mokslas ir praktika vakar ir šiandien. Tai tradicinis renginys jau vykstantis 20 metų. Pirmieji Biržiškos skaitymai vyko 1991 metais gruodžio 2 dieną. Šiuo atveju netradicinis renginys, nes jis apima ir mokslinę dalį, mokslinę konferenciją ir renginius skirtus jubiliejui bibliotekininkų draugijos. Labai noriu pasidžiaugti, kad mes švenčiam labai gražią jubiliejinę sukaktį, 80 metų. Iš tiesų draugija nuėjo labai ilgą kelią. Konferencijos metu aptarta daug temų, buvo gvildenami ir probleminiai klausimai. Kaip teigia Suomijos bibliotekų asociacijos generalinė sekretorė Sinikka Sipilä bei Estijos bibliotekininkų draugijos prezidentė Katre Risalo, jų šalyse bei kitose pasaulio valstybėse didėja bibliotekų poreikis pirkti elektroninės knygas, nes jų paklausa auga. Tačiau ne visos problemos susijusios su tokiu knygų platinimu yra išspręstos. Bibliotekų poreikis pirkti elektroninės knygas vis didėja. Ypač kalbant apie knygas, kurios leidžiamos gimtąja, suomių kalba. Elektroninės knygos ypač aktualios viešosioms bibliotekoms, nes šiuo klausimu jos ne'itin aktyvios. Manau, tam tiesiog reikia laiko. Greičiau problema ta, kad mums reikia sukurti modelį, pagal kurį elektroninės knygos būtų skolinamos skaitytojams. Reikia turėti bibliotekoms įperkamą knygos platinimo licenciją. Tai didžiulė problema, kuri turi būti išspręsta, nes žmonės labai susidomėję galimybę skolintis ir skaityti elektroninės knygas. Visuomenėje vis pasigirsta diskusijų, ar tradicinė knyga laimės kovą prieš elektroninę. Tačiau kai kurie konferencijos dalyviai mano, kad ir vienos ir kitos knygos gali būti lygiavertės ir puikiai gyvuoti vienos šalia kitų. Tradicinės ir elektroninės knygos yra tarsi partnerės. Žinoma, elektroninės labiau interaktyvios, į jas galime įtraukti daugiau elementų, tokių kaip vaizdo fragmentai ar garsas. Tačiau spausdintinės knygos irgi turi daug priežasčių išlikti. Todėl galėčiau teigti, kad jos yra lygiavertės. Estijoje, kaip ir kitur, elektroninių knygų poreikis vis auga. Žmonės jomis vis daugiau domisi, jas patogu naudoti. Jau dabar Estijoje yra išleista apie 100 elektroninių knygų estų kalba. Spausdintinės ir elektroninės knygos tarsi draugės, nes visa akademinė mokslinė literatūra yra prieinama elektroninė forma, o grožinė literatūra daugiau skaitoma tradiciniu būdu. Problemų susijusios su elektroninėmis knygomis yra ne vienintelės. Daug kur mažėja bibliotekų finansavimas, skiriama vis mažiau lėšų knygoms įsigyti. Visame pasaulyje bibliotekos susiduria su daugeliu problemų, kurios atsirado dėl prastos finansinės situacijos. Mes nežinome, kaip ji klostysis Europoje. Jeigu finansinė padėtis vis blogės, tai gali stipriai paveikti ir Europos valstybių bibliotekas. Kita problema ta, kad mes nežinome, kaip skaitmeniniai šaltiniai ir galimybė juos pasiekti internete paveiks bibliotekų lankomumą ir skaitytojų skaičių. Be jokios abejonės, vienas iš šiandienos iššūkių tai yra reikšmingai per krizės laikotarpį sumažintas asignavimų kiekis įsigyti knygoms bibliotekose. Tai irgi vienas iš neatidėliotinų sprendimų reikalaujančių klausimų ir tikimės, kad 12 metais turėsim šiek tiek gerų žinių. Nors kasmet bibliotekos siūlo vis daugiau paslaugų susijusių su internetu, tačiau tradicinių knygų paklausa lieka didelė. Tiesa, knygų nuolatos trūksta. Todėl visi knygų mylėtojai kviečiami dalyvauti prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuojamoje akcijoje Knygų kalėdos ir dovanoti kitiems knygų skaitymo džiaugsmą.